atlikdami krikščionišką mirusios palaidojimo pareigą, su pasitikėjimu melskime Dievą, kuriam visą gyvena, kad šios mūsų sesers kūną, kurį šiandien laidojame silpną ir gendantį, prikeltų garbingą ir negendantį, o jo Melkalais pagerbėme tavo kūną buvusį šventosios dvasios šventovę, kaip švies geltonų dūmai, mūsų maldos tekyla prieš viešpaties veidą, kad priimtų tave į savo garbės šventovę. Tačiau tu atleidi nuodėmes, todėl su pagarba tau tarnaujama. Amžinojo atilsį duok mirusiem viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia. Dieve, tavo gailestingumas teikia atilsį mirusiems, tad palaimink šį kapą ir pavesk jį sergėti vienam savo angelų, kieno kūnas čia ilsėsis, tą išvaduok iš nuodėmių pančių, kad su tavo šventaisiais jam žinai tavyje džiaugtųsi, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Visagalis Dievas nusprendė mūsų tikėjimo seserį pasišaukti iš šio gyvenimo pas save. Jos kūną šiandien atiduodame žemei, iš kurios buvo paimtas, prisikėlęs iš numirusių Kristus, vėl atnaujins mūsų mirtingus kūnus ir padarys juos panašius į savo garbingąjį kūną. Paveskime savo tikėjimo seserį viešpačiui, kad priimtų ją į savo ramybę, o jos kūną prikeltų paskutinėje dieną. Į maldos kreipinius atsakinėsime, meldžiam tave, išklausyk mus. Mūsų viešpats Jėzus Kristus pasakė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.
Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Viešpatie, tu verkei dėl Lozoriaus mirties, užuostyk liūdinčių ašarų. Meldžiam tave, išklausyk.